Per kiek laiko draudimo bendrovė perveda pinigus už pakaitinio automobilio nuomą? Čia yra tas atvejis, kada jūs susimokat draudimo kompanijai ir pateikė dokumentus ir laukite, kol tą pačią sumą draudimo bendrovė perves jums. Tai yra dvi opcijos. Čia aš kalbu apie maksimaliai nurodomą laikotarpį. Vienos draudimo bendrovės nurodo 14 dienų, kitos nurodo iki 30 dienų. Tačiau praktika rodo, kad tai vyksta visada gerokai greičiau. Tai būna esam ne vieną kartą turėję atvejį, kada išsiunti ir jau sekančią dieną būna pinigai, arba tiesiog 2-3 dienų laikotarpį. Kas gali nulemti ilgesnį išmokos laikotarpį? Tai gali nulemti kažkokie tai neišspręsti klausimai su autoservisu, nes dažniausiai draudimo bendrovė žalą atlygina kartu, sumokėdama ir autoservisui už remontą ir jums kompensuojama už pakaitinio automobilio nuomą. Jeigu yra kažkokių neišspręstų klausimų su autoservisu, dar vyksta kažkokios diskusijos, yra neatsakytų klausimų, galbūt ne visi pateikti dokumentai, tai automatiškai užsistabdo ir išmoka jums. Ką tokiu atveju daryti, tai tiesiog atskirų kreipimusi, jeigu tam per savaitę nesulaukėt pinigų, atskirų kreipimusi pasitikslinti, kodėl jūs vis dar negavote tų pinigų ir jeigu tai yra su servisu, paprašyti, kad atsietų jūs nuo serviso išmokos ir jums išmokėtų dabar. Viskas yra paprasta.